pavyzdžiui, jie neina išpažinties dėl kažkokių nemalonių patirčių, ir bijo eiti išpažinties. Galbūt pirmiausia, tai mėginti, aišku, atleisti tam kunigui, jeigu yra jo kaltė, bet taip pat neskriausti savęs, atimant iš savęs galimybę patirti Dievo malonę. Šia prasme, toks geras pavyzdys, jeigu, tarkim, nežinau, tu mėgtum, ką tu labai mėgsti? Iš maisto, kokius šokoladus. Čipsus. Gerai, čipsus, tarkim, tu labai mėgsti čipsus. Ir tu dabar ateini į parduotuvę pirkti čipsų ir tave pardavėja aprėkia, arba ten, nežinau, apsuka, arba ten gal jinai girta, žodžiu, ten kažkaip tai tave pavarė, kas nerealu, bet... Ir tu įsivaizduok, kad tu įsižeidi baisiausiai, ar ne, ir turi tam pilną teisę. Ir tu daugiau nebeini parduotuvę iš vis. Ir neperki jokių čipsų niekada gyvenime. Tai kam yra didesnė žala? Aišku, tu gali eiti ir trimituoti visam pasauliu, aš nevalgysiu čipsų, nes pardavėja buvo baisi. Bet tu pats save šiuo atveju skriaudi. Šiuo atveju tai tu save gelbėjai. Tai yra labai. Bet kalbant, jeigu apie išpažintį, tai neturėtume būti tie kvaili pirkėjai, kurie staiga nusprendžia nebeiti parduotuvę. Beje, normaliai gyvenime žmogus įsižeidęs dėl pardavėjos elgesio, jisai eina į kitą parduotuvę arba pas kitą pardavėją. Jis tikrai nemeta dėl to apsipirkinėti. Tuo tarpu religiniam gyvenime tarytum lyg tai normalu jau būtų visai save atleisti nuo išpažinties, nes tokia patirtis tarytum visai pateisinama, bet nepateisinama. Reiktų eiti arba pas kitą kunigą, arba kitą bažnyčią. Galiausiai galima tiesiog pamėginti grįžti pas tą patį kunigą ir papasakoti šitą patirtį ir pasakyti, kad man buvo labai skaudu ir kad jūs ar neatsargiai pasielgėt, ar galbūt buvot pervargęs. Kitas į kunigą iš tikrųjų pavargsta. Įsivaizduokite, jeigu prieš šventes išsirikiuoja didžiausios eilės, ir tada kunigas sėdi 3 valandas ir jeigu pasilenki vieną pusę ir ten turi paaiškinti žmogui daugą ir nuodėmę sampratą, o jisai ten pradeda išpažinti žodžiais labą dieną, man viskas gerai. O paskui tu pasilenki į kitą pusę ir vėl tas pats labą dieną, man viskas gerai. Ir tada vėl pasilenki ir vėl tas pats. Tai po tokių 3 labą dieną jau kunigui nebėr gerai. Jau jam ateina viso gero. Tai aišku, jį turi kantrybės turėti kunigai ir viską, bet kartais prieš šitas šventes ypatingai reikėtų dozuoti ir nepulti paskutinę akimirką eiti išpažinties, bet stengtis tą daryti galbūt kitų laikų, jums patogiu. Ir tada patys, žiūrėkit, žmonės stovėdami eilėj prieš išpažinties padaro labai daug nuodėmių. Nes jūs įsivaizduokit, ten pamato, klūpi kažkas pusę valandos. Tai, kiek ten prisigalvojama, ką padarė, kiek padarė ir panašiai. Beje, čia labai, irgi paliečiau tokią įdomią temą. Niekuomet nemastykite apie kitus pagal laiko trukmę prie klausyklos. Nes tai nebūtinai reiškia, kad žmogus yra labai daug nusidėjęs. Tai gali būti tiesiog, kad jam reikia paaiškinti kai kuriuos dalykus, kuriuos jis klaidingai supranta, arba jis ateina ir tiesiog išpažįsta tam tikras nuodėmes, kurios reikalingos paaiškinimu. Tarkim, buvau pas būrėją. Tai, reikia paaiškinti, kodėl tas buvimas pas būrėją yra blogas dalykas, kodėl jisai prieštarauja krikščioniškai filosofijai, mąstysenai ir apskritai krikščioniškam gyvenimui. Tai niekada nespręskite pagal tai, kiek laiko praleidžia žmogus prie klausyklos, apie jo nuodėmingumą arba šventumą. Kiti žmonės ateina labai sąmoningai pasiruošę, jiems yra lengviau prieiti išpažinties, o kitus reikia taip pat dar ir paklausinėti, paskatinti. O tarkim, pavyzdžiui, būna man tai, kad pasiruoši išpažinčiai, tokio tikrai ilgai ruošiesi, apgalvoji viską, ateini pas kunigą, tikiesi gauti kažkokią patarimo, pagelbėjimo ir taip iš širdies viską išsakai ir kunigas sako, Dievas gailestingas, atleidžia visas nuodėmes ir pabarbena.
Ir, nu, tašme, taip kažkaip toks ir nusivylimas būna ir tuomet kitą kartą nebenori eiti pas tą kunigą. Bet, nu, man buvo žmonių, kurie man sakydavo, kad tu negali rinktis kunigo, kad čia negražu, dabar pasirinksiu pas kurį noriu kunigą, kad vos ne kuris yra kunigas pas tą ir turi eiti. Kaip čia yra su tuo iš tikrųjų? Mieste gali rinktis, yra daug kunigų ir galbūt iš tikrųjų kažkoks kunigas tau yra labiau artimesnis arba jo patarimai tau priimtesni, tai galime tą daryti. Bet kaimas, aišku, neturi pasirinkimo. Tačiau čia, man atrodo, vienas labai svarbus dalykas, kad išpažinties metu einama pas kunigą ne patarimo, bet Dievo atleidimo. Ir kunigas, ką privalo padaryti, tai jeigu žmogus gailisi, jam suteikti išrišimą, duoti atleidimą, o patarimai tai jau yra viršaus. Ir aišku, kad yra tokių situacijų, kur galbūt kunigas ir nelabai ir gali ką patarti. Arba žmogus yra, nežinau, kovoja daug, varginamas ten kaip nors ypatingai, tai tada reikia kreipti pas specialistus. Kartais reikia kreipti pas psichologą. Tai vėlgi neišsigąsti, kad kunigas pagalvojo, o aš trenktas, žodžiu, ir dėl to mane nusintė pas psichologą, bet dėl to, kad kunigas yra nekompetentingas padėti ir įspręsti tam tikrų dalykų. Ir tada jis atskiria, kad yra nuodėmė ir yra psichinis arba sutrikimas, arba nebūtinai sutrikimas, gali būti koks nors išgyvenimas, kuris reikalingas psichologo pagalbos. O kaip dar, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, žmogus, jisai ateina ir, net aš dažnai taip jaučiuosi, kad ateina, atlieka išpažintį ir atrodo, va čia taip tvirtai išsakiau visą, ką blogai padariau ir tada, tave tarsi išriša tavo nuodėmės, duoda išrišimą, tavo atleidžiamus nuodėmės, bet taip atsistoja ir taip atrodo, nieko, jokios, nieks nedingo, atrodo, ta pati emocija ir nieks net nepagerėjo, tai kas tada, ar išpažintis tada yra negrina, ar kaip? Tai, man atrodo, čia labai panašu į Onytės klausimą. Pagerėjimas toks turėtų jaustis emocinis, ypatingai po vizito pas psichologą. Bet jeigu tu nejauti, būtent ne tai, kad pagerėjimo, bet to, tau nejauti jo to atleidimo, gal tokio. Aš manau, kad čia yra galbūt nepasitikėjimas Dievo gailestingumu. Kažkaip ne taip gal drastiškai, bet kažkokia tai forma to nepasitikėjimo. Nes šiaip tai, ką mes pasakom per išpažintį, tai Dievo atminty nebelieka tų dalykų. Jis susirga Alzheimerį, mūsų nuodėmę. Ir paskutiniam teisme joks šėtonas niekuomet negalės prikaišėti dėl to. O dabar, ar mes patys sugebam priimti tą Dievo atleidimą, kartais žmogus savo negali atleisti. Jam Dievas atleido, bet jis pats savo negali atleisti. Vadinasi, tie gyjimo procesai yra ilgesni negu tik tai išpažinimas ir gailestis, bet reikalingas dar ir gydymas, ir maldos daug reikia galbūt. Tai yra procesas.